Pas rytas. Visi dar miega, tai reikėjo tyliai. Noriu tik tai pakalbėti apie šitą Ethereum rejection, ar ne? Vakar ir Bitcoino gavom biškį price actioną į apačią, pažiūrėkim bendrai, kaip jis rodo. Favorites, listas, viskas raudonuoja. Galim gauti mažą pullback, ar ne? Dabar kol kas ir gavom nuo mano zonos šitos 6%, kas yra realiai nieko. Realiai nieko, bet realiai šitas per value gapas užpildytas yra. Šitas yra. Plempa šitas kosmose. Gapas. Jeigu visą šitą susigražintumėm, tai čia būtų. Mano PCDT chartas, ne? Dominance chartas. Irgi chartė nulik. Atidarinėčiau longus. Bet nesitikiu, kad visiškai pilnai susigražinsim, bet kažkokios reakcijos didesnės tikėčiaus, ar šią savaitę, ar kitą savaitę, tai nežinau, bet ar norėtumėt, kad viską čia susigražintų? Tie, kas laiko longus, tikriausiai ne. O mano spotbagą biškį pradėjo filint dabar, tai pažiūrėsim, biškį jau filino. Paskelbsiu savo privačiai grupiai, kaip kas atrodo pas mane, ką prisipirkau. Tai va, šiaip viskas dar stipriai atrodo, bet gali ir taip būtų. Pažiūrėsim struktūrą. Bet norite išmokti trading, kaip visada. Instagramas Oskaras Trading, parašykit mum ir atsiusim jums visą info. Eisiu gamint pusryčių.